Sveiki vaikai. Mis Lietuvos Karūną pasipuošti norinčios gražuolės trečiadienio popietę surengė koncertą vaikų globos namų auklėtiniams. Šis koncertas viena iš realybės šou iššūkis Mis Lietuva užduočių. Merginos buvo suskirstytos į 2 komandas ir turėjo surinkti kuo daugiau labdaros tretiesiems vaikų globos namams bei suorganizuoti vaikų trokštamų žvaigždžių koncertus. Vaikai pageidavo Picasso ir 6-9 danguje. Tačiau pirmiausiai į sceną lipa pačios realybės šou dalyvės. Pirmoji Ieva Jotkelaitė su kolege iš grupės Širdelės. Vaikams pašoko gimnastė Jelena Koroliova. Ji taip pat siekia konkurso Mis Lietuva karūnos. Vėliau vaikų pageidautų grupių koncertai. Kai kurie Picasso ir 6-9 danguje dainų klausėsi sėdėdami medžiuose. Vaikus iš ten išviliojo tik gražuolių dalinami ledai. Gal fortūna netiki manim, bet aš tikiu širdim. Vakar buvo vakar, o šiandien bus kitaip. Vėl galvosiu, ką darau. Realybės šou merginos iš viso surinko paramos už 40 000 litų. Geriau sekėsi komandai, kurios vadovė merginos išsirinko Ieva Jotkelaitę. Jų pasiekimas – parama už 25 000. Iš tikrųjų, žmonių buvo visokių, vieni siūlė net į Seimą nueiti, ten atseit žmonės yra turtingesni, bet iš tikrųjų ir didžioji dalis vis dėlto sutiko padėti, nes žiūrint į mūsų sumą surinkti, tai nėra mažai. Kitos komandos vyresnioji pasakojo, kad dosniausiai aukojo nedidelių parduotuvių savininkai ir tai labiausiai visas nustebino. Šįkart gal grožis, gal ne tik įtakojo. Turėjom būti intelektualius ir bendrauti su žmonėmis. Tai skambinome telefonais, tiesiog prašėme, skambinome direktoriam, patiem firmų, prašėme paramos, taip atėjome po parduotuvės ir tiesiog visos susirinkę, einam į parduotuvę ir prašom, čia toks ir toks dalykas, ir tiesiog prašom pagalbos tretiesiems Vilniaus vaikų namams. Be įvairiausių žaislų ir drabužių realybės šou iššūkis Mis Lietuva dalyvės vaikams organizavo pasiplaukiojimą laivu, skrydį oro balionu. Aurimas Račiukaitis, Elrytas LT.